Sveiki, sukluskite visi, kas turite pūslelinę, pienligę ar grybelį. Aš irgi turiu pūslelinę. Visuomet galvojau, kad pūslelinė tai būtent ant lūpos, bet pasirodo, ji gali būti visur. Aš turiu ją ant užpakalio. Jau kokį 20 metų visą laiką galvojau, kad tai būtent nuo viešųjų tualetų. Na, ką padarysi, bet nuėjus pas gydytoją išsiaiškinau, kad tai pūslelinė. Išrašė vaistų nuo pūslelinės, kurie būtent jeigu pagauni pirmą dieną, jie veikia, kitaip jie neveikia. Šie vaistai yra brangus labai, netoli 30 €, bet padėti jie nelabai padeda, nes pūslelinė vis tiek atsikartoja. Tačiau netikėtai atradau tokį dalyką kaip fungistopą. Tai visiškai natūralus produktas pagamintas iš žolelių ir kvepiantis žolelėm. Tai kapsulytės. Jos būtent naikina virusus, grybelius ir bakterijas. Pačios kapsulytės yra padarytos iš jautienos želatino, o sudėtis tai yra paudarka, propolis, ežiuolė, čiobrelis ir alyvuogių lapai, kas būtent ir naikina grybelius, bakterijas ir virusus. Visuomet galvojau, kad tie visi papildai ar veikia, ar neveikia, nesuprasi. Galvojau, bus ir taip ir šį kartą. Tačiau vos pradėjus naudoti po 4-5 dienų suaktyvėjo mano būtent pūslelinė. Na, galvoju, vėl kankinsiuos apie 10 dienų. Vėl skaudės, perštės ir visa kita. Tačiau vos po 2 dienų niežtėjimas dingo ir pūslelės neišsikėlė. O pas gydytoją ėjau visai ne dėl pūslelinės, o dėl to, kad atsirado ant delnų ir ant kojų padų raudonas labai niežtinčios dėmės. Na ir ką jūs galvojat? Po poros savaičių naudojimo fungistopų mano dėmės dingo ir niežtėjimo nebėra. Taigi, šitas preparatas tikrai veikia, tikrai yra saugus, naudoti yra sertifikuotas. Na, kaip mes sakom, visada reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku, bet šitas aparatas yra grinai žolinis. Ką daro žolės, jos neveikia taip, kaip cheminiai vaistai čia ir dabar ir nesugadina visko organizme. Jos yra saugios ir vartojant jos nekenkia gerosiom bakterijom, bet blogasias jas sunaikina. Taigi, jūsų reikalas, ką pasirinksite, norite gydytis vaistais ar tuo, kas yra saugu, kas yra tikrai naudinga ir vertinga jums. Šiandien tiek, iki kito karto.